Sveiki visi žiūrovai ir klausytojai. Pradėsime visiems svarbią temą, kurioje griausime mitus ir pasidalinsime informaciją, kuri yra išmėtyta. Ir tai bus mitų griovimas apie badavimą, patį terminą, o informacija bus apie pasninkavimą. Visų pirma, Artūras paaiškins pasninkavimo ir badavimo skirtumus. Galbūt nuo to pradėkime, Artūrai. Kokie yra pasninkavimo tipai? Tai protarpinis pasninkavimas, tai yra trumpalaikis pasninkavimas, kuris trunka nuo 12 valandų iki 20. Tada yra ilgalaikis pasninkavimas nuo 5 parų iki 40 parų. Tada yra sausas pasninkavimas, nesausas badavimas, nėra tokio dalyko kaip sausas badavimas. Ir tada yra badavimas. Sausas pasninkavimas yra, kai žmogus nieko nevalgo ir negeria. O badavimas tai yra, kai jis apskritai yra nekontroliuojamas ir tai trunka ilgai ir trūksta maistinių medžiagų. Tai čia iš esmės 4 yra skirtumai. Kodėl? Dar noriu pridurti, kad nėra tokio dalyko kaip protarpinis badavimas. Vėliau paaiškinsiu, kodėl. Galiu pasakyti, jeigu kas nori naują terminą, tai protarpinis badavimas tai yra oksimoronas. Tai kam įdomu, ką tai reiškia, kad tai yra prieštaravimas. Galima paminėti praktinius patarimus iš karto vandens pasninkavimui, kuriais remiasi True North Health centras Amerikoje, kuris gyvuoja 42 metus jau. Kai pasninkavote, reikia gerti tik distiliuotą vandenį. Reiškia jokių kavų, jokių arbatų, jokio cukraus, jokio pieno, ne vanduo iš buteliukų. Kiek gerti, daug kas šitą irgi klausia ir niekaip negali suprasti. Esmė tai yra 2 esminiai faktoriai, kuriuos reikia atsižvelgti, tai yra šlapimo spalva ir troškulį. Tai jeigu tave troškina, be abejo tu geri, jeigu šlapimo spalva tamsi, tu irgi geri. Jeigu skaidrus šlapimas ir netroškina, tau nereikia versti savęs gerti, nes pakankamai tu gauni. Paminėsiu, nes iš karto manęs paprašė, kad klizma ir kitos vidurių laisvinimo priemonės nereikalingos pasninkaujant. Tai yra intervencija, kuri netgi trukdo. Dabar galbūt iš karto dar paminėsiu apie sausą pasninkavimą, paskui vėliau ten pabaigoje paminėsiu tą tyrimą. Sausas pasninkavimas apskritai neturi per daug tyrimų, čia daugiau yra religinis dalykas, iš religijos atėjo, iš stačiatikių, ortodoksų, jeigu neklystu. Tai reiškia, kad jeigu nėra pakankamai tyrimų, jie nėra ilgalaikiai, neaišku yra saugumas. Rizika kokia? Iš karto greita dehidratacija, nes negaunam skysčių. Nereiškia, kad čia blogai, čia aš kalbu apie rizikas. Inksto apkrova be abejo didžiulė, tada elektrolitų disbalansas, elektrolitai tai čia mineralai. Gali prasidėti ūminis inkstų nepakankamumas, čia irgi skirtingai nuo žmonių, čia nereiškia, kad visiems tai bus, bet čia rizikos. Tada širdies ritmo sutrikimai gali būti, tai yra normalu, nes skysčių trūkumas. Netgi 72 valandos be vandens gali būti pavojinga netgi pakankamai sveikiems žmonėms. Pakankamai, čia sąlyginai. Ir vėl grįžtam prie True North Health Center sveikatos centro, kur jo ekspertai nerekomenduoja savo klinikose ir niekam apskritai sauso pasninkavimo. Ne badavimo, sauso pasninkavimo. Nėra tokio dalyko kaip sausas badavimas. Kas tas yra True North Health Center, kodėl mes jį čia minime? Tai tas centras, kaip minėjau, jis jau 42 metus veikia. Tenai pasninkauja nuo 5 iki 40 parų, vien tik geriant distiliuotą vandenį. Nereiškia, kad visi pasninkauja 40 parų, priklausomai nuo žmogaus būklės. Šiai dienai yra praėję 40 000 žmonių per tos 42 metus. Nei vienas nenumirė, visi liko gyvi. Paminėsiu autofagiją, nes čia kas liečia pasninkavimą ilgalaikį. Iš karto noriu pridurti, kad nerekomenduojama namuose atlikti ilgalaikio pasninkavimo. Tik tai protarpinį pasninkavimą, o dėl ko? Dėl to, kad yra įvairių kontraindikacijų, dėl kurių gali stipriai pablogėti žmogaus būklė ir jis gali netgi numirti.
Tai turiu minti tokios kontraindikacijos kaip pirmo tipo diabetas. Dėl to aš asmeniškai nerekomenduoju pasninkauti namuose. Mes rekomenduojame protarpinį pasninkavimą, kaip minėjau, nuo 12 valandų iki 20 valandų, priklausomai nuo kūno tipo. Apie kūno tipus pakalbėsime truputį vėliau. Autofagija, tai čia yra tas procesas, nes čia irgi buvo įdomu, dėl ko aš jį miniu. Tai yra natūralus ląstelės procesas, kai sunaudoja ir perdirba savo pažeistas, nereikalingas ar netinkamai veikiančias dalis. Pavyzdžiui, senstančias organelės, tokias kaip mitochondrija. Mitochondrija yra itin svarbu, nes joje vyksta energijos gamyba, kuri padeda mums gyventi ir neišsivystyti vėžiui. Taip pat tokiu būdu autofagija išvalo save, nes negauna maisto iš išorės, automatiškai lieka energijos valyti save, nes virškinimo sistema atostogauja. Ketozė, čia susijusi su autofagija. Ketozė tai prasideda maždaug dabar nenoriu sumeluoti, po paros, kai žmogus nebegauna maisto, ypatingai angliavandenių, ir tada išeikvoja glikogeno atsargas susikaupusias aplink kepenis ir tada prasideda ketozė. O ką reiškia ketozė? Tai yra deginamas riebalas. Ir iš riebalo mūsų organizmas aprūpinamas, įskaitant ir smegenis, maistinėmis medžiagomis, tiksliau energiją. Tada gal galėtumėm prieiti prie, nuo ko iš vis prasidėjo tas pasninkavimas, apie tą patį galbūt Sheltoną, plačiau kažką? Kaip tik prie to ir būčiau priėjęs, ačiū už klausimą. Tai iš kur tas visas populiarumas, tie mitai ir tas kalbėjimas protarpinio pasninkavimo, ne protarpinio badavimo, vėl pabrėžiu, nes tai yra ne tik terminas skirtumas, tai iš esmės skiriasi medžiagų apykaita, kaip veikia mūsų organizme. Tai trumpai apie Herbertą Sheltoną. Jisai 20 amžiaus pradžios sveikuolis, kuris susintezavo sistemą vadinamą gamtinę sveikatą, angliškai natural hygiene. Jisai susintezavo iš esmės iš 4 autorių, 4 medikų, kurie propagavo gamtinę sveikatą, nors jisai perskaitė per savo gyvenimą maždaug 2500 knygų. Daugiau aišku, bet čia jau kur jo bibliotekui liko. Jisai būtent pradėjo masiškai taikyti protarpinį pasninkavimą ir ilgalaikį pasninkavimą. Tada nebuvo žinoma apie autofagijas, apie ketozes, tada mokslas dar nebuvo tiek įsigilinęs. Tiesiog ta žmonių sukaupta informacija per istoriją iš religijų, iš ten vieno kito žmogaus, kurie taikydavo tą pasninkavimą ir užrašė literatūroje, tai viską tai susintezavo Herbertas Sheltonas. Ir paskui po jo atsirado dar 4 žmonės, kuriuos apmokė per pasaulį, tai atsirado sveikatos centrai ir nuo tų 4 tas vienas mūsų minimas True North Health Center yra. Tai čia iš esmės tam pasaulyje egzistuoja tik tai keli pasninkavimo centrai. Ant vienos rankos galima suskaičiuoti. Visi kiti gal bando kopijuoti ar kažką, bet jiem nepavyksta, ar jie neturi informacijos, ar tiesiog toje šalyje nėra leidžiama. Tų 4 žmonių neminėsiu, jeigu kam bus įdomu, galėsiu paminėti, kas domisi istorija. Apie Paulą Bregą, man atrodo, žinau, ar jisai yra prie tų. Paulas Bregas, tai jo, bet nėra tas iš 4 žmonių, kurie buvo Herberto Sheltono pasekėjai, bet jisai be abejo iš ten gavo informaciją, iš Herberto Sheltono. Jisai truputį savaip taikė, nes jisai rekomenduodavo valgyti gyvūnus. Pas Paulą Bregą buvo protarpinis pasninkavimas. Nors tais laikais, kai tas knygas buvo išleistos, niekas net nesuprato, net nebuvo tokio termino. Tai jis truputį šalia eina Herberto Sheltono. Pradėti nuo jo irgi visai neblogai būtų žmonės, kurie domisi sveikatą. Dabar jeigu žmogui rekomenduoti vieną knygą Sheltono, kokia tai būtų? Natūralioji higiena yra išversta. Anglų kalba jisai išleidęs yra virš 40. Lietuvių kalba, man atrodo, 3 tik tai knygos yra išleidęs. Visas, kurias gaus lietuvių kalba, tegul ten 2 ar 3 knygos yra, jos labai informatyvios. Kūno sudėties vertimo svarba. Perinam
noriu ką paminėti iš karto, dėl ko mes tą laidą dar sukūrėme, vienas iš esminių dalykų. Tai yra labai daug įtakotukų, yra labai daug sveikatos mitybos ekspertų, kurie rašo knygas, veda seminarus, visokių fitness trenerių, kurie atrodo pakankamai gerai ar net labai gerai ir kalba apie protarpinį pasninkavimą. Noriu paminėti, kad yra 3 kūno tipai, iš esmės, skiriasi medžiagų apykaitos greitis. Ir dažniausiai jų kūno tipai yra labai greita medžiagų apykaita. Todėl ir jie apie tai nekalba. Jie arba to nežino, arba slepia ir žmonės dėl ko pasigauna ant tokių žmonių. Nes jie gali valgyti per dieną suvartoti iki 9000 kalorijų ir jie vis tiek gerai atrodys. Kai tuo tarpu žmonės, kurie dažniausiai kreipiasi į tokius ekspertus, jų kūno tipas yra endomorfai. Tai labai lėta medžiagų apykaita. Yra labai svarbu, negali kiekvienas žmogus pasninkauti 20 valandų per parą arba galvot, kad jam užteks tik tai 12 valandų. Tai priklauso nuo kūno tipų. Pridursiu, kad kūno tipai yra kvalifikuojami į somatotipus, taip? Tai somatotipai čia yra angliškai, gal kas esate girdėję psichosomatika, ne? Tai psicho yra mintis, emocijos, verčia sielą, somatika yra kūnas. Tai čia somatipai tai yra kūno tipai, jeigu lietuvių kalbą išvertus. Tai yra ektomorfai, mezomorfai ir endomorfai. Aš esu ektomorfas, pas mane labai greita medžiagų apykaita, aš galiu 6-8 tūkstančius kalorijų per dieną valgyti ir liksiu kūdas. Šitas terminas buvo sukurtas tokio mediko Šeldono, ne Šeltono, nemaišyti su Šeltonu. Ir iš esmės tai tinka visiems žmonėms, ten plius minus, ten su nuokrypiais. Tai todėl svarbu sužinokite savo kūno tipą, kad galėtumėte taikyti protarpinį pasninkavimą ir mitybą ir be abejo sporto kiekį. Ektomorfas tai yra žmogaus struktūra su atrodančia trapia ir gležna sandara, kartu su ilga linijinė ilga forma, tai iš esmės ilgos rankos ir kojos. Mezomorfas tai čia ta, kur lėtesnė medžiagų apykaita, vidutinė. Struktūra su išsivysčiusiais raumenimis ir tvirtus keleto pagrindų. Tai čia labai daug matome atletų būtent šitoje srityje. Ir yra paskui endomorfai, tai apvali ir minkšta struktūra. Svarbu dėl ko, nes kaip ir minėjau, tie treneriai, tie visi sveikatos guru, visi įtakotukai, jie tokių dalykų nešneka ir jie visiems taiko vienodą mitybos planą, treniruočių planą ir visą kitą. Ir tai yra labai klaidinga, nes žmonės moka pinigus ir negauna to, ko tikisi. Pasninkavimas pagal kūno tipą, turbūt daugam labai svarbu. Tai aš ektomorfas pasninkauju kelis metus, kasdieną, kiekvieną parą, po 12 valandų. Taip, minimum. Maksimum kartais 14 valandų, bet čia jau labai daug man. Mano kūno tipui užtenka 12 valandų ir aš tada jau galiu pusryčiauti. Tada yra mezomorfai, kurių vidutinė yra medžiagų apykaitos greitis, tai jiems reikia 16 valandų per parą. Ir tada yra endomorfai, kuriuos minėjau, kurie užeina į parduotuvę, praeina pro saldumynų skyrių ir priauga ten kelius šimtus gramų svorio. Tai jiems reikia minimum 18 valandų. Idealiau būtų ten iki 20 valandų kiekvieną parą pasiekti. Ir noriu iškart paminėti, kad yra labai svarbu, yra skirtumas, ar tu per tą langą daugiau privalgysi kalorijų, ar išvis mažai. Nes jeigu valgysite mažai kalorijų, tai jūsų organizmas pradės kaupti riebalus ir jūs nesuprasite, kodėl nekrenta svoris. Arba yra žmonių, kurie per tą langą apsiryja tiesiog. Čia aišku vienetai. Kaip tik norėjau sakyti, ar tikslinga prieš tą langą žmogus būna dėl tos panikos. Žino, kad nevalgys ir prieš tai labai daug privalgo. Tai čia irgi dažna tokia problema. Neturi apsiryti. Tai reiškia, turi būti riba. Nei per mažai valgyti, kad ten nuolat alkyje, kad galvoja, kad greičiau sudegins riebalus, nes bus priešingai, organizmas pradės kaupti. Ir kaip per daug, kaip sakai, apsiryja prieš pabaigą, prieš pasninkavimo pradžią. Tai taip neturėtų būti. Dažniausios priežastys, kodėl nematoma progreso,
protarpinėme pasninkavime. Nes yra žmonių, sako, oi, manęs tai neveikia, mane padeda, čia ne man, mes esame skirtingi ir panašiai. Tai dažniausios priežastys, kodėl žmogus nemato progreso, yra nepakankamas protarpinio pasninkavimo ir jo taisyklių supratimas. Reiškia, žmogus tik tai girdėjo, ar ten nuogirdos, ar ten perskaičiau vieną straipsnį, ar ten kokį įrašą Facebook'e ir jau galvoja, kad jau aš esu ekspertas ir dabar jau viskas bus gerai. Toliau, netinkamai pasirinktas protarpinio pasninkavimo grafikas, ką ir minėjau, ne pagal kūno tipą. Tai jeigu tu esi endomorfas, kur yra itin lėta medžiagų apykaita ir tu nevalgai tik tai 14 valandų, tai didžiulio progreso tu nematysi. Be abejo, aišku, kiek padės, jeigu tu tenai keldavaisi 2-3 nakties ir prirydavai tų bandelių ar ten ko nors ir tu paskui jau nebevalgai naktį. Be abejo, šiek tiek bus progresas, bet ne to, ko tu tikiesi. Tada, kaip ir minėjau, persivalgymas, valgymo langė, apsiryjimas, kaip tu minėjai ten prieš pat pasninkavimo pradžią. Tada prasti maisto pasirinkimai, be abejo. Jeigu tu ten tame tarpe tu valgysi tik tai pusryčius, tai tu gero labai rezultato nesitikėjai. Tada nepakankamas nuoseklumas. Ten 3 dienas, 4 dienas laikausi, savaitę, 2 laikausi, ten 3 ir paskui lieka ten savaitę, mėnesio gale ir tą visą savaitę, kaip noriu, ką noriu, valgau ir visa kita. Ne, turi būti nuoseklumas. Ta prasme, iš lėto galite eiti prie savo lango, nereikia jums iš karto pradėti, aš esu ten endomorfas ir iš karto nebevalgau 20 valandų. Ne, iš lėto pereinat. Tada fizinio aktyvumo trūkumas. Neužtenka gulėti ant sofos ar sėdėti, turi būti judėjimas. Judėjimas tai gyvybė. Tai aišku, ten su svoriais, ten joga ar tai chi, ten vaikščiojimas, ten kitos sporto šakos. Ta prasme, turi būti nuolatinis judėjimas. Tada gali būti kažkokios paslėptos sveikatos problemos, išsivyščiusios daug metų vystosi galbūt. Čia, kur vizualiai tu nepamatysi ir neatseksi. Ir tada labai stipriai veikia emocinė sveikata. Tai reiškia mintis ir tas emocinis stresas labai stipriai veikia. Tai stresas gali paveikti metabolizmą. Ar tikslingai uždaviau klausimą? Negali ir paveikia, taip. Tai paveikia medžiagų apykaitą, o medžiagų apykaita yra svarbi protarpiniam pasninkavimui. Tai ir ta medžiagų apykaita paveikia ir sportas, ir miego trūkumas, ir netinkamas kvėpavimas. Taip, labai geras klausimas šį temą buvo. Ir vėl paminėsiu, neužtenka turbūt minėti ir galima čia dar kelis kartus paminėti šiame video, kad yra skirtumas tarp protarpinio pasninkavimo ir badavimo. Tai yra ne tas pats. Tai ne tik termino skirtumas ar žodžių žaismas. Jie skiriasi trukme ir poveikio organizmui. Badavimas prasideda, sakykime, organizmo badavimas prasideda toks, jeigu mano kūno sudėjimas, kuris sveriu apie 80 kg, tai jeigu aš nevalgyčiau, gerčiau tik distiliuotą vandenį, tai mano organizmas pradėtų badauti maždaug nuo 50 paros. Tai reiškia, iki 40 parų aš laisvai galiu pasninkauti ir mano organizmui užteks resursų, kiek yra sukaupta riebaluose. Protarpinis pasninkavimas, įskaitant ilgalaikį mediciniškai prižiūrimą pasninkavimą. Tai yra procesas, kuris yra kontroliuojamas, tai medikų ar profesionalų ekspertų ir geriamas tik distiliuotas vanduo, trunkantis nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Kaip minėjau, nuo 5 parų ten iki 40 ar nuo 3 parų. Organizmas tada pereina prie ketozės, minėjau pradžioje, kas tai yra ketozė, suaktyvina autofagiją, irgi minėjau pradžioje, kas yra autofagija. Be abejo, gerina insulino jautrumą, nes nebegaunama angliavandeniai iš išorės. Be abejo, tai turi būti atliekama su profesionalia priežiūra, tokia kaip True North Health Center, kurioje yra saugu ir visapusiškai naudinga. Ir tada badavimas, kaip trumpai užsiminiau. Tai yra nekontroliuojamas absoliučiai, ilgalaikis maisto trūkumas, paprastai virš 50-60 parų, kai žmogus nevalgia, kai baigėsi riebalų atsargos, prasideda masinis baltymų skaidimas iš raumenų bei organų, dėl ko tai sukelia organų pažeidimus, visų sistemų silpnėjimą ir gali baigtis mirtimi. Tai skirtumas ne tik trukmė, bet ir kontekstas, tai yra pasninkavimas yra terapinis su priežiūra, badavimas ekstremalus maistinių medžiagų trūkumas be intervencijos. Pabaigai noriu paminėti prieš klausimus metabolizmas, tai medžiagų apykaita, kaip Simona minėjo apie emocinį stresą ir įtakoja medžiagų apykaitą.
kuris yra sudėtinga cheminių reakcijų tinklas, kuris be perstojo vyksta organizme. Jis paverčia maistą energiją ir įvairiomis tarpinėmis medžiagomis, kad visas mūsų kūnas galėtų normaliai veikti. Ir metabolizmo, būtent medžiagų apykaitos greitis, priklauso labiausiai nuo hormonų sistemos, tai čia ypač liečia moteris, ne? Amžiaus, gyvenimo būdo, tai čia suprantate, ne, mityba, sportas, miegas, valgymas. Ką norėjau paminėti, kaip sakiau, sauso pasininkavimo, nebadavimo tyrimas buvo atliktas, kurį radau 2020 metais, kuris truko 5 paras, 10 sveikų suaugusių dalyvavo, 3 vyrai, 7 moterys. Sausas tai reiškia, žmonės negavo nei maisto, nei vandens. Jie yra religijos atstovai, ten stačiatikiai. Vidutinis amžius apie 50 metų, vidutiniškai svėrė 85 kg. Ir aišku, jie nevartojo jokių vaistų, be abejo, nes, kaip sakau, turėjo atrinkti pakankamai sveikų žmonės. Išvados. Tai aišku, padidėjo kortizolis, streso hormonai labai stipriai aktyvuoti, nes tai yra organizmui stiprus stresas. Atsiminkite, mes nerekomenduojame sauso pasininkavimo, nes labai mažai tyrimų ir jie trumpalaikiai ir su nedidelė apimtimi, šiuo atveju 10 žmonių. Tam tikri dalykai buvo teigiami, tam tikri dalykai neigiami. Tai neminėsiu visų tyrimų, kam įdomu, galite surasti 2020 metais pagal raktinius žodžius, kad buvo 10 žmonių, 5 paras truko, Graikijoje, susirasite tikrai, kam įdomu. Ir jie pabrėžė trumpalaikius teigiamus efektus. Tai antiedeminis, tai normalu, kad mažina patinimą. Jeigu kažkur pas žmogų patinimas buvo, tai nes kadangi vandens trūksta, tai organizmas ima iš savo aplinkos skysčius, todėl sumažėjo patinimai. Tada priešuždegiminis, kas labai įdomu, nes antioksidacinis efektas stiprus padėjo. Tada antiišeminis, tai geresnė audinių apsauga nuo deguonies trūkumo. Tačiau jie aiškiai nurodė ribotumus, ką jums ir minėjau ne kartą, kad labai maža apimtis, tik 10 žmonių, didžiulis fiziologinis stresas, kas yra neįprasta, ir viskas buvo be abejo atliekama su medicinė priežiūra. Rizikos, dehidratacija, elektrolitų disbalansas, inksto apkrova gali būti rimtos, be stebėsenos. Tai žmogui naudingiau būtų protarpinis pasninkavimas kasdien reguliariai, ar jam geriau pasninkauti 1 arba 2 dienas per savaitę ir protarpinio pasninkavimo netaikyti visai? Be abejo, taikyti protarpinį pasninkavimą pagal kūno tipą ir tai daryti kiekvieną dieną. Tai paversti savo gyvenimo būdu. Ta 1 ar 2 paros per savaitę gali labai stipriai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Ir tai nėra reguliaru. Ir kažkoks ekspertas stebėti. Dėl to rekomenduoju protarpinį pasninkavimą kiekvieną dieną pagal kūno tipą. Mūsų organizmas, mūsų virškinimo sistema, jinai ilsisi, supranta? Reiškia, mūsų organizmas gali skirti visą energiją organizmo valymui, gydymui, tvarkymui. Be abejo, tuo metu nereikia ten užsimti labai aktyvę kažkokią veiklą. Sportuoti galima, be abejo, viskas gerai, bet turiu menį per daug nepersistengti. Apie vandenį, kodėl būtent, manau, vis tiek kiltų kiekvienam žmogui klausimas, kodėl būtent distiliuotas vanduo yra tinkamas protarpiniui pasninkavimui? Todėl, kad jis yra švariausias. Jame nėra jokių priemaišų, nei sunkių metalų, nei farmacijos produktų, tai yra vaistų liekanų jokių kartu atkeliaujančių su nuotekimuose per vamzdynus ir visą kitą. Daug kas baiminasi, sako, tai yra miręs vanduo, nėra elektrolitų. Tai čia yra mitas. Kaip minėjau, dėl ko sakau mitas, nes yra tas sveikatos pasninkavimo centras, kuriame 42 metus žmonės eina pasninkauti iki 40 parų ir geria tik distiliuotą vandenį ir nei vienas nenumirė. Jeigu mezomorfas nesportuoja, kiek suprantu toks klausimas, ar jis gali priaugti svorio? Taip, mezomorfas be abejo, jisai pas jį vidutinė medžiagų apykaita, be abejo, riebaliukai užaugs. Ne taip kaip endomorfas, kuris privalo judėti, ta prasme, jis neturi pasirinkimo, čia užuojauta jiems. Bet aišku, mes galime, prie to pačio paminėsiu, kad mes galime pakeisti, įtakoti šiek tiek medžiagų apykaitos greitį. Tai reiškia,
procentualiai, jeigu mažiname savo kūno riebalą ir didiname raumenų masę procentualiai, tada mūsų medžiagų apykaita greitėja. O kaip mes galime padidinti raumenų masę procentualiai, tai sportuodami su svoriais. Ar gali būti tarp dviejų tipų, pavyzdžiui, turėti tiek mezomorfo, tiek ektomorfo požymius? Geras klausimas, ačiū už klausimą. Tai yra, vizualiai yra žmonės gali sumaišyti, žmogus gali atrodyti kaip obuolys, kaip kriaušė, kaip smėlio laikrodis, kaip salieras, bet tai nenusako jo medžiagų apykaitos greičio. Iš esmės, tai yra tam tikri matavimo prietaisai, kuriuos reikia veikti. Aišku, vizualiai galite jūs pasidomėti, pavyzdžiui, įvedę Google arba pasinaudoję dirbtiniu intelektu, kaip atpažinti vizualiai, kokiam kūno tipui jūs galite priklausyti. Tai jūs daugmaž galite susidėlioti. Aišku, kiti gali pastebėti pagal tai, kiek jie valgo kalorijų ir kaip veikia jų organizmą. Tačiau vienu metu mes negalime būti ir endomorfai, ir ten tiesiog mūsų medžiagų apykaita gali arba greitėti, arba lėtėti. Bet taip, mes galime įtakoti medžiagų apykaitos greitį. Toliau klausia, o kuo maitintis pasnikavimo metu? Čia turiu omeny turbūt protarpinio pasnikavimo iki protarpinio. Čia turit minti, kai yra valgymo langas. Aš manau, kad Tai be abejo aš rekomenduoju tai, ką ir aš darau, augalinė mityba, prie kurios priėjau domėdamasis 30 metų sveikatos temomis. Literatūra vienareikšmiškai pabrėžia augalinės mitybos naudą. Čia net dabar šioje temoje net nediskutuosime apie skirtingas mitybas, bus galima sukurti atskirą laidą apie grinai skirtingas mitybas, apie keto, apie paleo, augalinę, veganinę, vegetarišką ir visas kitas. O kam nerekomenduotum protarpinio pasnikavimo? Šiaip protarpinio pasnikavimo nerekomenduojam be abejo nešioms moteriams ir žindančioms, dėl to, kad gali paveikti kūdikio vystymąsi ir pieno gamybą. Tačiau jos irgi daugmaž gali prisiderinti, turiu minti galbūt ne pagal standartinį tą mūsų kūno tipą, bet gali šiek tiek prisiderinti, galbūt gali 10 valandų nevalgyti, jos turi pačios žiūrėti, kaip jaučiasi. Kaip rekomenduojama laikytis protarpinio pasnikavimo moterims? Labai geras klausimas. Irgi panašiai kaip vyrams, ne vienodai panašiai. Pirmoje eilėje jūs turite sužinoti, kokiam kūno tipui jūs priklausote. Jeigu moteris, sakykime, yra kaip aš ektomorfė, tai jai maksimum 12 valandų. Prasme, net nereikia 14, maksimum 12 valandų. Jeigu jinai yra, sakykime, endomorfė, kuri itin lėta medžiagų apykaita, kur priauga svoris vien atrodo būnant aplinkoje, kur maistas gaminamas, tai jos be abejo gali ilgai pasnikauti, iki 20 valandų. Augalinė mityba tik žalia turi būti, ar termiškai apdorota ar neapdorota? Labai geras klausimas. Augalinė mityba didžioji dalis turi būti termiškai neapdorota, tai bent 75%, 25% gali būti ten troškinta. Nėra baisu, nes iš karto paliesiu vieną mitą, nes yra žmonių, kurie vienoje pusėje stovi, kurie mitybos pusėje, kiti emocinio streso pusėje. Tai tie, kurie mitybos pusėje, tai sako visos lygos tik nuo mitybos, kiti sako visos lygos tik tai nuo emocinio streso. Ir tie klysta. Ir tas įtakoja. Dėl to nereikia užsiciklinti ant vieno. Tai reiškia šiuo atveju ant mitybos, pavyzdžiui, aš griežtai 100% žaliavalgiausiu, ten tas ir anas. Ne, kas iš to, jeigu tu ten sporto nežiūrėsi, miego nežiūrėsi, tavo emocinis stresas bus nekoks, santykis su kitais žmonėmis, ta prasme, reikia žiūrėti bendrai. O jei skirtingas metabolizmas, ar ir mityba skirtinga turėtų būti? Dėl medžiagų apykaitos mitybos nereikia ten kažkokios specialios. Tiesiog turi būti visadalė augalinė mityba. Visadalė reiškia neapdoroti, nerafinuoti produktai.
Ar mes galėtumėm teikti, kad protarpinio pasninkavimo metu vyksta intensyvi organizmo detoksikacija? Suintensyvėja. Detoksikacija iš esmės įvyksta visada. Ta prasme, organizmas tada bando išlaikyti homeostazijai, kitaip ir būti negali. Mes arba jai padedam, arba trūdom. O šiuo metu tavo klausimas protarpinis pasninkavimas ką padaro? Sustabdo viską iš išorės, nededa į save, reiškia virškinimo sistema sustoja, turiu minti, nebegauna apkrovos, tada lieka labai daug energijos, plus kadangi nuo kepenų yra išeikvojamas per 12 valandų glikogenas tai čia angliavandenių formas skaupiasi, tada prasideda riebalų deginimas. O kas yra riebaluose? Riebaluose daugiausiai yra susikaupusių visų toksinų, šlakų, sunkių metalų ir visa kita. Ir automatiškai valosi organizmas. Tai automatiškai, aišku, detoksikacija suaktyvėja, nes jeigu mes valgome, riebalai nėra taip deginami, kaip deginami protarpinio pasninkavimo metu po 12 valandų. Kas nori pasninkauti, yra kelios pasaulyje, kaip minėjau, pasninkavimo centrai, kurie nori rimtai pakeisti savo organizmo būklę į teigiamą. Galite važiuoti ir savo taikyti. Taip rekomenduoju namuose, nerekomenduoju. Jeigu pasninkavimo metu taikytų sulčiavimą, ar būtų tikslinga struktūrizuotą vandenį, kaip sakant? Matai, labai geras klausimas. Sulčiavimas netinka dėl to, nes jame yra maistinių medžiagų. Ir kadangi sulčiavime yra angliavandenių, tai neprasidėtų ketozė. Ir tada nepradėtų vykti tie procesai, kurie yra naudingi žmogaus organizmui, jeigu gertume distiliuotą vandenį. Dėkuoju visiems žiūrovams, klausytojams už dovanėlės, už followimą. Noriu jūsų paprašyti, jeigu video, jums šitą vaizdinę medžiagą, jeigu jums patiko ir skaitote, kad jį informatyvi, jūs radote ilgai ieškotų atsakymų, tai nuoširdžiai prašau, palaikinkite, ar parašykite komentarą, ar pakvieskite į draugus mane, ar pasidalinkite šią vaizdinę medžiagą savo artimaisiais, kuriems yra svarbi jūsų sveikata. Daugiau nieko neprašau, tai va tos mano pabaigos žodis. Ačiū tau, Simona, už klausimus, už moderavimą, už dalyvavimą. Ačiū tau labai, Artūrai. Ačiū visiems, ačiū už gerą žodį, iki sekančio karto, iki. Viso geriausio visiems.